Vaidotai, tu tik nepamiršk pavalgyti. Šaldytuvė yra pilna maisto. Išviriau sriubos puodę. Sūrelių visų nesuvalgyk, nes pilvas skaudės. Nepamiršk palaistyti gėlių ir kambarį išsivėdinti. Durų nepalik neužrakintų, dar įslinks kas nors. Nesiskiaut, kad vienas likai. Knygų per daug neskaityk, nes akis pagadinsi, gerai? Žiūrėk, kad lova paklota būtų. Ai, ir dar tau gali paskambinti viena kita teta. Tad jeigu prireiks, drąsiai prašyk jų pagalbos. Mama, aš jau didelis. Iš okeano kyla vėjas, iš okeano pakraščių naktis dainuodama antėjo, padangių vieškeliu plačiu. Sakyk, juodoji viešnia mano. Vaidotas klauso. Labas, Vaidotai. Čia teta Valdonė skambina. Ar mama jau išvažiavo? Išvažiavo. Tai tu dabar vienas? Vienas. Visai vienas? Vieniausias. Nenusimink, vaikeli. O duris gerai užrakinai? Gerai. Tai ką dabar veiki? Skaitau. O paskui ką veiksi? Valgysiu, o pavalgęs vėl skaitysiu, o paskaitęs vėl valgysiu. Tai labai gerai. Eik valgyti. O jei bus baisu, paskambink. Ką nors organizuosiu. Gerai, visą gerą. Ko taip skubi padėti rageliai? Tai jau draugų prisivedėjai. Nemeluok tu man. Neprisivedžiau, aš visiškai vienas. Na žiūrėk tu man. O tai kaip man suorganizuosiu patikrinimą? Na tai viso gero. Viso gero. Čia tu, Vaidotai? Aš. Čia teta Karolina. Mes su tavo mama buvom sporto stovykloje. Ką tu veiki? Skaitau. Šaunuolis. Ar nieko nebijai? Nebijau. Bravo, kad nieko nebijai. Tu tiesiog laivo kapitonas, lėktuvo pilotas. Sunkvežimio vairuotojas. Kaip? Nieko, teta. Sakau, karo vadas esu. Karo vadas, taip, tu tikras karo vadas. Su tavi man nebūtų baugu nei Azijoje, nei Afrikoje. Ne Antarktidoje. Kur? Taip, tik tai tu skaityk, daug knygų skaityk apie karo mūšius ir nieko nebijok. Būtinai, teta. O dabar tu kaip tikras karo vadas ir seklys tyliai nueini ir pasižiūri prie lauko durų, ar jos užrakintos. Užrakintas, teta. Bravo, Vaidotai, tu karo vadė, tu tiesiog vertas medalio. Tu neužilgo būsi kosmoso užkariautojas. Bravo. Šaunuolis. Tai viso gero, sėkmės tam. Ir Viso gero. nieko nebijok. Būdamas gailėdamas, rodau eiles iš tavęs įsikėlusi. Juk seniai nesitikęs pratino, netrokštų patikti.
Alio? Vaidotas Antanaitis iš Žuosių gatvės 15. Taip, o kas jūs būsit? Teta Janė nepasiminė. Tavo močiutės sesers buvusi kaimynė. Tai girdėjau, dabar vienas likai. Likau. Vargšelis, tai dabargi tau baisiai liūdna. Neliūdna. Eko iškentėsi, mamytė juk tik porą dienų tave paliko. Tai dažnau labai gerai dar pasisekė. Prieš kokius 5 metus tai mano draugės anūkės pusseserė tai visam mėnesiui buvo viena palikta. Tai kentėjau baisiausiai ir girdėjau ir miegojo, ir valgė mažai, rankų nesiplovė, tai dar paskui dizenterija pasigavo. Ligoninėje gulėjau. O tu plauniesi rankas. Plaunasi kas 5 minutės. Ir teisingai darai. Ir valgyk sriubos. Girdėjau, mama neblogos tau išvirė. O tai viena mergaitė iš 2 aukšto nevalgė sriubos. Tai tokį apendicitą gavo, kad pusmetį ligoninėje pragulėjo. Na, o dabar tu ką veiki? Radio klausausi. Aha. Nu, žiūrėk, tik ilgai neklausyk. Va čia vienas mano tolimas kaimynas ištisas dienas radijos klausysi. Tai dabar jokiai nepadeda vaistai. Apkurtų ir viskas. Ir iš tos nelaimės tai dar ir žmoną pametė. Tai dabar vargšas ir pas psichologus dar vaikšto. Nu gerai, Vaidutėli, jeigu tu norėsi išsipasakot man, tai tu man paskambink. Aš išklausysiu tave. Sudie. Sudie. Vaidotas Antanaitis klauso, esu visiškai vienas namuose, durys gerai užrakintos ir man visai nebaisu. Ką dar norit iš manęs sužinoti? O, tai tu vienas namuose? O aš galvojau, kad mama tik į parduotuvę išėjo. Čia teta Gražina, mamos bendradarbė. Taip, ką tik dabar baigiau paveikslą, labai džiaugiuosi. O tau šiaip kaip sekasi? Saulė ilgesio tekės, jau rytoj tau ištarsiu aš sudie, nes anksčiau trukdė sniegas tai lietus, bet rytoj žengtas žingsnis bus sunkus. Tik rytoj, tik rytoj, tik rytoj. Tik rytoj tau ištarsiu aš sudie, tik rytoj neapgauk ir vėl širdie, tik rytoj vėsų rytmetį rudens, tik rytoj vėjas plaukus man kedens, tik rytoj, tik rytoj. Suprantu,